Kas čia grįžo? Kas čia grįžo? Saka, noriu valstyti. Sako, tau toksai atsikėlė. Ačiū. Koks tu didelis. Mama grįžo namo. Didelis. Ježiu, mano klečkis. Bet koks jis lukai didelis. Mama grįžo namo. Labai, aš kysiu būti tavo mamytė. Ką? Gal dar vaikai repetuos. Dar kažką. Ant galėsim pasilikti sutrikęs. Čia. Labą dieną. Pasilgai mamos? Taip. Ką? A tu galvai, kad aš atvažiuosiu visai? Siurprizas tavo, ar ne? Pados. Čia brolis tegul išėm. Oi, kas ten pabėga? Gavai? Taip. Ką? Ką tu čia radai? Kašė. Kas čia pieškai? Oi, spalvoj. Tai eik dabar, tėtis, tegu pripučia. Ai, bet... Ne, tenai. Aš turiu pompą elektrinį. Ačiū, kalėdų senelė. Einam prie pusės. Prašom. Žiūrėk, kokia dovana. Iš kur gavai? Bena, žiūrėk, kokia dovana. Oho. Tik dovanas dalinsimės. Ar man reikia dalinti? Dovanų šiais metais nebus mačiute. Nu, jei pas mane tai yra. Nu, ir kas, aš anu. Ar šiais metais vokeliai? Mačiute? Ačiū. Rinta ir Jonas, prašom. Leonardai, ką reikia sakyti? Not coming back till New Year's Day. Let's go to Paris. Adamai, duok penkis ir dovaną. O, Neišmesti viduj, kas yra. O viduj jau gintarę pažiūrėjau. Neišmeskit, kas O viduj. kur Leonardas? Kur Leonardas? Bilietą. wow. Dar ten yra. Ketis pasakyti. Taip. Tokia graži panaša su pakaru. Mačiute? Nuo kalėdų senelė. Taip. Tai tau į tualetą aš neskapaisiu. Ten matas popieriai, žinai. Aš tokį turiu. Bet suprati, bedam čia, jos sako. Popieriai matas. O dabar tai... Since we've been anywhere, I think we deserve as much. 2 first-class seats. Žiūrėk, duoda tau čia. Čia broliai. Kokią man dovaną pažiūrėkit. Pažiūrėkit, pirmą ką broliui atnešė.
Ką? Aš buvau gerai, bet atnešė. Taip. Mačios arbatos. Aš kaip norėjau, kaip tik naują puodelį. Aš turėsiu šokoladą. Aš įdėjau norėsiu. Pasidalins mama, gerai? Mamytė, O kas čia? mamytė, įdalinsiu. Gerai, dalinsiu. Žiūrėk. Nu, ačiū, kalėdų senelį. Aš kaip norėjau naują puoduką, dar kaip tik galvojau, kaip norėčiau naują puoduką. O kas čia? Atidarom? Čia tavo kamera! Wow! Žiūrėk. Geriau matysi, mama. Gerai matai? Ką čia radai? Dabar galėsi visus fotografuoti, kai norėsi, gerai? Tau tėtis parodys, kaip naudotas. Tu man rodėk. Va! Kai norėsi, galėsi fotografuoti. Jungt. Pažadu. Senelis, žinok, negali atvažiuoti su ruogėm. Ištirpa sniegs, Leonardai. O tavo vardas Leonardas? Taip. Duokai senelį. 1, 2, 3. Vėl atėjo žiema. Sniegas išėmęs tava. O papa, oi lėlė. Sniego maišelis žiema. Aš su vienu batuku niekur eiti negaliu. Va, čia nežinau, kada mano makašė labai maža. Nežinau, ką čia ištrūks, ne? A, dabar broliui. Čia pradėk broliui. Va, dedam čia. Žinok. Nu, O pasiras Grinčas nebuvo atėjęs. Nenorėčiau, kalėdų. O trūks kiekvies metais atnešė. Anksčiau gaudom tik saldainių. Važiuok. Oho. Čia daug. Nu, atidaryk. Atidaryk. Valio. Nu. Liešk, liešk. Liešk. Oho. Čia. Visus dabar žiūrėk iš eilės. Gerai. Bet tu dabar dar kitų žiūrėk. Tėti parodė. Žiūrėk, Žiūrėk. Ką tu darysi? Čia kai Tėčiu darysim valgyti. valgyti, ateik uždėsiu, parodysiu. Žiūrėk. Žiūrėk, užsidėsim šitą. Nu? Čia galėsi įsidėti šakutę kokią nors į šoną. Galėsi pjaustyti, dešrytę. Va, atsisuk mamytį. Pasirodyk. Nupiešė su tą pasaulį. Kokia čia koinės, tada mokai tau. Gražios kuoinės tavo kalėdinės, galėsim vaikščioti ir vaikščioti. Aha. Gerai, čia reiškia. Atsidaryk ir išsimk vieną. Čia piniginiai, turgoj, spartai. Važiuoti kelionę. Čia tau daug. Gali parodyti mamai. Žiūrėk, kad Leonardas nemato. Čia davė nam vaikui saldainių. Mata! Pasidarysim paskui. Gerai, paskui, kai grįšim namo. Žiūrėk, Leonardai, nori kažką padaryti? Taip. Einės. O, Kas čia? O, jau. Nu, mamytė, pasimatuok, sakyk mamytė. pasmatuok. Kaip taip jau anas buvo toksai. Gal kitą atidėti? Nes Tuoj kitą atidarysi. Žiūrėk, man kalėdų senelį šitą. Reikia dalinti. Ar tu dalinsi savo?
Na. Koks gražus. Ir kaip tikru. Taip. Ačiū, kalėdų seneliai. Kai kakė makė? Leonardai, žiūrėk, mama bus kakė makė. Žodžiu, porą dienų aš net nebuvau pasijungus kameras, vien dėl to, kad sirgau. Tik grįžau iš reabilitacijos, žinokit, ir aš susirgau, vien dėl to, kad Leonardas susirgo, nuėjau aš pas jį ten į tą darželį šventę, šiaip žiauriai patiko, žiauriai smagu buvo ir aš net pati nesitikėjau, kad jisai moka ten tiek eilėraštukų, tiek visko, bet kas atsitiko, kad aš susirgau. Jam dabar atostogos 2 savaitės, šiaip yra dabar jau po kalėdų link naujų metų, šiandien, man atrodo, 28 diena, nu kažkas tokio, dabar net nebe atsipaistų laikė. Kalėdų visą tą laikotarpį aš nedirbau, pasiėmiau savo daug day off, šiek tiek jums pafilmau. Tai, kas manęs pasilgot, labas ir sveiki sugrįžę į mano vlogą. Dabar jau pradėsiu normaliai vloginti, kaip ir visada, jau esu Šiauliuose, kaip supratot, jau grįžau iš reabilitacijos, nu žodžiu, pailsėjau ir dabar jau kimbu į darbus. Kiekvieną savo rytą dabar pradedu nuo vandens su chlorofilu. Tai kas nežinot, kas yra chlorofilas, tai ekstraktas iš augalų, traktas, kuris padaro lapą žalią. Aš turiu chlorofilą Hofi, jis yra gamintas Latvijoje ir ingredientas yra tik geriamasis vanduo, natrio chlorofilinas iš eglės spyglių. Galima pirkti jį ir tokia lašiuko forma, būna tai grynas, neskiestas su vandeniu, aš pirku tokį ir aš jį dar miksuoju su vandeniu, nes man jį gryną gerti, tai labai neskanu, šiaip reikia išgerti jo 50 ml, 5 valgomi šaukštai per dieną. Tai pasiėmu aš tai tokią stiklinę. Pilu vandens. Ir va štai taip va gaunasi. Jeigu jūs ieškot kažkur nusipirkti, šiaip yra vaistinėse, tai pažiūrėkite ingredientus, kad tiesiog būtų vanduo ir šitas chlorofilinas, kad nebūtų daugiau ten jokių priemaišų. Aš stengiuosi jį greitai išgerti, šiaip, kas galvojat, koks jo skonis, tai tiesiog kaip gertum vandenį su eglės spygliais, realiai. Toks skonis, kaip kad lapus medžių valgyčiau, nukrinai. Bet kodėl aš jį geriu, nes jis labai gerai žarnynui, jis labai gerai yra visam kūnui. Kadangi aš jau turiu rizikos vėl į navikus visokius, tai tiesiog kaip prevencijai nuo to. Jis toksai labai prieš uždegiminės, imuniniai sistemai padeda, nu žodžiu, labai geras dalykas. Tai dabar, pavyzdžiui, aš išgersiu visą šitą pakuotę, kuri yra 1 litro ir tada padarysiu pertrauką kokias 2-3 savaitės. Šiaip aš ir Luką esu privertus gerti, tai greičiau išsibaigs jinai mum į sveikatą. Ir štai taip atrodo mano pusryčiai. Ar vieną gausinį? Nu, biški tik tais galim to. Tik vieną. Vieną? Nu, imk. Šiek sujamkam valgo. Nuodas? Aš labai geras. Labai čiūšia. Taip, gerai tas. Labas rytas. Žinau, aš atrodau kaip kakė makė. Lukas jau žmonės juokiasi, bet šitą halatą gavau dovanų. Šiaip labai fainas. Spalvos įdomas, bet šiaip labai fainas. Jaukus toksai ir faina nešioti. Šiandieną yra nauji metai, tarp kitko. Mes naujų metų nešvenčiam, ta prasme, niekada nedarom kažkokių susikūrimų. Nes mes ir draugų nelabai tokių turim. Vieninteliai mūsų tokia kaip šeimos draugai gyvena Anglijoje, tai
nelabai ir būtų su kuom susiburti, žinot. Tai mes visada visas šventes švenčiam su šeima, tai šį kartą neišimtis, mes būsim 4, galbūt tėtis ateis, bet nesu 100% garantuota, bet tikriausiai būsim 4. Praeitais metais buvo labai faina, nes aš kai laukiausi, galėjau užsilikti 12 valandos ir nueiti prie eglutės centre pasižiūrėti fejerverko. Šiais metais gal tik Lukas su Leonardu eis, nes Adamas jau tikrai miegos ir jo mes neberengsim naktį, kad išeit. Tai tikriausiai tik Lukas su Leonardu. Šiaip pasidarysim kažkokiu tai užklandžiu, tikriausiai pažiūrėsim Harry Potterą paskutinę dalį, nes dabar mes pradėjom žiūrėti visas Harry Potterio dalis, kiekvienais metais pražiūrim. Šį kartą ir Leonardas prisijungė, tai ir jis visai žiūri. Nu kaip jisai dar neįžiūri, ten 2,5 valandų filmo, bet jam irgi visai patiko, tai ten pirmas dalis visai žiūrėjo. Tai va tiek va šiandieną ir bus va tokių visokių dalykėlių. Šiaip dabar aš per tas dienas labai persitvarkinėjau ir viską, noriu išsimesti tokius nereikalingus daiktus, nes namuose, man atrodo, visada reikia perrengti viską, persitvarkyti. Sargam šiek tiek visam. Namie reikia viską persitvarkyti, persirengti ir man visada toksai labai norisi persitvarkyti prieš naujus metus, kad tiesiog pradėti naujus metus su, žinot, švaria aplinka, kad nebūtų ten tų begalės daiktų. Tai vakar perrenkau dar kartą vaikų žaislus, persitvarkau makiažą ir taip visokius nereikalingus daikčiukus stengiuosi išmesti. Siūlau ir jums. Ar po naujų metų, ar prieš naujus metus persitvarkyti, tai pamatysit, kai išmeti tuos nereikalingus daiktus iš namų, nes vis tiek nenori prisikaupę, tai atrodo ir oras lengvesnis. Nežinau, man tai visada atrodo taip, kad lengviau viskas, lengviau kvėpuot, žinot. Ar čia einam? All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Things are fine, right? Tu visai, per ilgai jisai pats pasiėmė. Čekai jisai, tu parodė. Tu jam pasveiki, žiūrėk, bulką. Aš išeinu. Leonardukai, nu ne. Kaip buvo? Ką norit žaist? Ką norit žaist? Nudėliojam būžlę. Matykis visą. Visą? Roli, mes tada vartam knygų. Sustatyk, Leona. Tiek patapo. Eina gražiai su kojytom. Kus čia? Balandis? Aš atėjau. Kas čia? Sraigtasparnis? Sukas. Ops! Štai. Sukas. 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 Čia bolognezį padarėm. Miksą, sudažau. Čia tarp kitko Luko močiutė man padovanoja ir žinot, kas juokingiausia. Žinot, kai yra visokie top shopai, kaip būdavo anksčiau, pavyzdžiui, pamatai reklamą ir gali paskambinti ir nusipirkti. Tai aš nežinau kokiu būdu, bet jinai va taip prisiperka irgi visokių dalykų. Tai jinai mums šitą padovanojo su kalėdom ir savo nusipirka, nes sako, aš pamačiau reklamą, visos draugės nusipirka ir man reikėjo žodžiu nusipirkti. Nu, bet šiaip gerai veikia.
žodžiu, naujiem metam mes pasidarysim tokį kaip asorti vaisių, tada sušius. Dabar dar darom bolognezę, nes turim faršo ir dar pusę vištos atvežė lauko tėvai, tai dar ir tą išsikepsim. Ir daugiau visokių snekų ir daugiau viskas. Nu bus ir taip per daug čia to maisto. Vau, šitų matai, kokie makaronai gavos. Oho. Va. Netinka? O čia tokia pušlė. Friends will come, friends will go. They all seem to change while I'm still the same. 'Cause I just Aš prašau suši paragauti gerai. Smagu? Nu, paragaujam dabar suši. Parodyk dar, kaip mokysi lazdelę jums. Oi, čipsų. Ne čipsų. like stone, emotionless in this world of stories. Like stone, I'll be here forever, waiting.